visa valdžia eitų lauk, galėtų būti bedarbiai. Visi. Ir šiuo atveju žurnalistui svarbiau mano požiūriu. Tai nereiškia, ašgi prezidentas tik tai. Bet jeigu tai priklausytų nuo manęs, visi lauk ir be gailesčio. Aš dar netgi šalia to visi užsienio masių dezinformavimo priemoniai, visi užsienio agentai Lietuvoje irgi privaloma tvarka pasiskelbia, išsiviešina, kad jie yra užsienio agentai ir jokia reklama užsienio agento šaltiniuose negalima. Visą reklamą atimti. Tegul bankrutuoja. Arba tegul nebūna užsienio agentai. Grįšiu į LRT. O LRT žurnalistų svarbiausias uždavinys. Išmokti daug ką galima, bet padorumo išmokti negalima. Arba esi išmokintas jau tėvų, arba nesi. Tai žurnalistų uždavinys, priimant juos į darbą, kad jie būtų padorūs ir prieš save jaustų atsakomybę, ką jie rašo ir kad nedezinformuotų Lietuvos žmonių. Toliau.